Šiaip kitas žmogus, kuris pasirodys ant scenos, mes su juo turim tokį labai keistą ryšį, nes tarp mūsų vyro tokia seksualinė įtampa. Žinot, kurios nesunaikinsi, kol nepasimylėsi. O jeigu jums padės, tai mūsų vyro didesnė seksualinė įtampa negu tarp Dariaus su Girėnu. Kažkas tai čia iškart. Dariau, taigi gal nebus prisi. Tarp BRC ir Santa. Čia visom kiekvienai yra pažįstami. Tai čia labai atkuvinė. Gerai, atsiprašysim, galima pakviesti Gedimino Kierę arba ką nors iš apsaugos. Ačiū, jūsų balsas yra pats svarbiausias. Ačiū, Arvydai, ačiū. Gerai, kitas žmogus, kurį pristatysiu, jau pristačiau iš dalies, ne? Žinau, kaip yra graikų herojai, Odisėjas, Persėjas, nežinau, Prometėjas, tai jeigu jis būtų graikų herojus, jisai būtų Bibidėjas. Yra Mantas žvėris Datleris. Vienas geltonas. Gerą vakarą. Šiaip aš paprastai visada Vilniui jaudinas, bet šį kartą kažkaip radom su Paulium būdą, kaip nuimta įtampa. Sakant, mes padarėm kai ką pagal naujausias statistikos duomenys yra jau padarė 24% Lietuvos merginų. Tai ta prasme pačiulpiam jūs tai. Nes jis toks fainas. Kita bauginanti statistika. Net 37% Lietuvos vaikinų nesupranta, kad jeigu jie miega su savo mergina be prezervatyvo, tai jie miega ne tik su savo mergina, bet ir su Styvenu Jankevičiu. Apie save biškį papasakosiu. Atšilo orai. Aną savaitę atidariau šių metų maudymosi sezoną, nes pagaliau pajungė karštą vandenį. Keliavau daug, buvau Amsterdame. Ir tikrai ne dėl to, dėl ko jūs galvojat. Aš buvau Amsterdame, kad parūkyčiau žolės ir pavaikščiočiau po viešnamis. Man Olandija yra daugiau negu architektūra, kanalai ir bažnyčia. Paskutinius 2 metus jau ieškau savo merginos žudiką. Buvusias merginos žudiką. Ir pagalvojau, kad jeigu iki naujų metų nesurasiu, tai aš ją blėt pats pasmausiu. Juokinga šiaip. Po to supratau, nes dabar gyvenu Vilniuje, supratau, kad Vilniuje visiškai neapsimoka kvėpintis tiesiog. Nes jeigu tau tenka bent 10 minučių pavažiuoti viešuoju transportu, tu išlypęs vis tiek kvėpėsi kaip kombikormas, mežalai ir nevykiai. Į mano parfumą autobusą šiandien dariau. Dalyvau super miesto laidoj. Matėt kas nors? Tikrai nematėt. Jau, kai mane pakvietė į super miesto laidą, čia didžiulis toksai, didžiulė laida, didelis projektas, aš galvoju, zaibys, vėl grįšiu į teliką, nueisiu, pasakysiu kelis gerus bajerius, vėl prasidės šiltas maistas. Aš garantuoju, mane tuščius butelis nešantį į parduotuvę daugiau matė žmonių negu per super miestą. Nes jį rodė, būtent tą laidą rodė, kai buvo traukiami krepšinio čempionato burtai. Ir buvau vienoj komandai su Radžiu, tiksliau Radžius buvo mano, kad...
Šiaip aš labai nemėgstu, aš nesu tas komikas, kuris apie Radžį labai juokautų, nors dievaži galėčiau. Bet kadangi mes abudu esame įvaikinti ir abudu iš Panevėžio, tai aš prijaučiu jam. Ir čia yra skaudi tema tas įvaikinimas ir pats neseniai sužinau, kad esu įvaikintas. Paklausiu savo mamos mano, bet vis tiek, jeigu tu mane įsirinkai, turbūt aš turėjau būti ypatingas. Taip man, tai aš tik tave pamačiau, supratau, kad tave noriu pasiimti namo, nes visi kiti čigonai buvo. Sėdėdamas tenai su Radžiu prie vieno staliuko, sugalvojau, tiksliau, to pačiau kaip Algis greitai nerėsi iš kailio pristatinėdamas kapitonus komandų. Ir sugalvojau, kad jeigu aš būčiau super miesto vedėjas, kaip aš pristatinėčiau žmonės. Taigi, Dzūkiją atstovauja Vydas Blekaitis. Jis yra Europos čempionas, pasaulio vicečempionas, 3 kartus Lietuvos čempionas, pasaulio 24 tonų vilkiko traukimo rungties rekordininkas, žmogus sugebantis iškelti net 174 kg sveriančią štangą. Visi paploja net ir. Panevėžio atstovauja Simona Krupeckaitė, daugiakartinė Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionė, 4 km distancijos pasaulio treko rekordininkė, be abejo, geriausia visų laikų Lietuvos dviratininkė. Vėl plojimai. Klaipėdoje atstovauja Skaiva, iš Baro. Trečią vietą laimėjo. Pasakiau šitą bairį Skaivai, nesupykantis, tokia, bairystė irgi, žinai. Ir tas prikolas buvo, kur aš jai pasakiau tą bairį, nes mes buvom vyrų taulikai ir stovėjom prie gretimą esančių pasaulių. Aš žinau, vyras. Iš tų, Skaiva ne vienintelė žvaigždė, su kuria man teko susipažinti, dar susipažinau su Petruškevičiu. Ir, ten per vieną tokį, sakant, renginį, aš priėjau, pradėjau jam pasakoti savo istoriją ir jisai matėsi nelabai susidomėjęs, nes vidury pokalbio pradėjo kiaušus kasyti. Žiūri, man neįks ir kiaušus kasyti. Dabar aš būčiau nieko nesakys, jeigu jis bent savo kiaušus kasyti. Šiaip iš vis televizija yra visiškai degradavus. Nieko absoliučiai, netgi tos reklamos. Pavyzdžiui, man labiausiai įsimenanti reklama tai yra, kai ten tokia rodo mergina, kaip Justas Paska, visiškai nesusijusi, atrodo, nieko reklama su to reklamuojam, bet jin ten gulinėja lovą ir kaip mano oda išlieka jauna, aš stimuliuoju savo kūną. Žinai, aš irgi pastimuliuoju savo kūną porą kartų per dieną, bet kaip tik išsausėja, traškamot pradėjo. Nebetik. Bet yra gera žinia. Aš pagaliau pasirašiau 10 000 litų pusės metų kontraktą su Drąsos kaina prodiuseriais. Čia tikrai gali paploti šitą. Kuris iš jūs esat pasirašę? Nei vieną. Aš negaliu skelbti to kontrakto sąlygų, bet esmė yra tokia, kad jeigu aš per artimiausius 6 mėnesius prisertinsiu prie Rūnos bent per 500 metrų, tai man teks susimokėti 10 000 litų. Pamečiau savo telefoną ir žiauriai, ne kiek man gaila tų 200 litų, bet blogiausia yra tas, kad telefonas buvo vienintelė vieta, kur buvo surašyti mano visų draugų vardai. Dabar reiks iš naujo mokintis. Tai nusipirkau naują iPhone'ą, tą išmanų ir kaip jis ten vadinas. Ir aš supratau, kad aš visiškai jau pasenęs. Nes visiškai nesuprantu, ką ten daryti. Šis reikia, įsivaizduokit, bandžiau iš senos SIM kortelės persikopijuoti numerius į telefoną. Į tą naują telefoną. Ir po 2 valandų tiesiog supratau, kad man naujų draugų bus susirasti paprasčiau negu palaikyti ryšį senai.
praleidžiam šitą. Mano tėvai labai romantiška istorija, iš tikrųjų. Mano tėvai draugauja nuo mokyklos laikų. Jie susipažino ir pradėjo draugauti, kai jie buvo į tą pačią mokyklą. Nu, atrodo gražu, bet tik prieš porą mėnesių žinau, kad jų amžių skirtumas yra 11 metų. Tėvas mano, ne, šiais laikais neišgyventų, sakykim taip. Kita tokia apie mamą pamiršau, kad mano mama niekada nemokėjo pranešti blogų naujienų. Pavyzdžiui, grįžtu, kad aš iš mokyklos, jinai sako, man tai aš turiu romaną su kitu vyru, bet to negali sakyti tėčiui. Kodėl? Nes tėtis ką tik užsilenkė. Papasakosiu dar apie vieną prieš paskutinę temą, tai yra vis tiek metus čia nebuvau, teko susipažinti su keletą merginų. Paprastai tas būna juokinga. Jau vien tas yra juokinga. Tai viena iš jų, pasistengiau su įvairiaus plauko, kaip sakant, susipažinti merginam, tai viena iš jų buvo tokia apkūni. 100 centimetrų. Tai aišku, negalima spręsti pagal žmogų iš jo išvaizdas, bet ir jo siela buvo stora. Bet su starom merginom kai kurie dalykai yra paprasčiau, tarkim, šuniuko poza, ne? Kiek reikia kalbinėti merginą, kad tau leistųsi, užsiminėti šuniuko pozą, o su stara mergina tiesiog padėk puslitriuką trušonkės ant žemės. Apturėjau ir labai daug streso, ir dabar dar turiu jo. Mano merginai niekaip neprasideda mėnesinės, nors jau seniai turėjo, jie jau 14. Kėlintas 13. Pasimylėjom su jie lėktuve. Tas nebuvo tas didelis lėktuvas, ne tas Boeingas, kuris skrenda ten iš Lietuvos į Ameriką. Buvo mažesnis lėktuvėlis, bet nespėjom baigti, nes atėjo Rimė apsauginis ir ištraukė iš lizdo. Bet mano monetas pasibaigė visą. Susitikinėjau ir su vyresne moterim, kuri jau turėjo savo vaikų. Iš pradžių labai nustebau, galvojau, kaip man čia reiks elgtis, bet apsidžiaugiau, nes, bus proga pasipraktikuoti, ką reiškia būti tėvu, ne? Bet labai nepatiko, nes tie vaikai visada atsikalbinėdavo, niekad nedarydavo, ką aš liepdavau jam daryti. Visada sakyti, tu mum ne tėvas, nedaryk. Nes žinot, jie buvo to pačio šlikščiausio amžiaus. Vienam buvo 32, kitam 34. Pagalvau, kaip čia pasakyti. Įsistiprėjusi mamacija. Paskutinis toks iš įsimintesnių įvykių buvo, kai mano mergina tuo metu tamsiaplaukė, nusprendė persidažyti plaukus blondiniškai. Tai grįžo apsiverkusi ir ryža. Ir aš aišku, kaip geras vaikinas, norėjau ją paguosti, bet pirmi žodžiai, ką pasakiau, tai ryžas, nori mašinas. Nes visiems aiškus faktas yra, kad jeigu pamatai ryžą 3 kartus suploji ir išpilo tavo noras, ne? Būčiau dainas, jeigu... Tai yra taip pat moksliškai įrodytas faktas, kad jeigu kirsi ryžui su kirviu per galvą, jis pavirsi puodą su 1000 auksinių. Ir kaip tik man naujas mašinas reikia, nes dabartinė neegzistuoja. Įverkiai ten porą valandų, kūkčia, neiškenčiau, ir fulė baigėsi. Neiškenčiau prie jau, sakau, reikia paguosti ją. Sakau, klausyk, brangioji, čia yra tik plaukai.
supranti. Ko tau čia taip nervuotis? Tai čia man dabar naujos panos reikia ieškoti. Tu užsibai ir apie Panevėžį dar. Gal lengvų. Buvau Panevėžio poliklinikai kasmetinį apžiūrai. Pasitikrint tiesiog. Pastebėjau, kad biškį gydytojų lygis suprastėjo nuo tada, kai buvau 4 klasiai. Ir, atėjau iš pradžių jau pirmas dalykas, kad gydytojas užsidėjo guminės pirštinės ir jos jau buvo su nukirptais pirštais, kaip baikia. Nu ką, lieka pakosi, čia apžiūrėjo, paglostė krūtinę, pilvą, paėmė už seklydžių ir po to ant galo sukišo 2 pirštus į užpakalį. Tai, aš aišku nustebau, žinai, man kažkaip neįprastas, sakau, gydytojas pamatė, kad aš pasimetęs, sako, nesinervuok, čia yra normali procedūra, aš kiekvienam pacientui taip darau. Bet turbūt, kad būčiau ramesnis kitais metais, eisiu jau pas kitą dantistą. Ir Panevėžio policija, kaip be jos, ne? Yra čia policininkų. Kaip aš jau gaidžių nemėgstu, karai. Padariau. Dar prieš tai papasakosiu vieną nutikimą. Sapnuoju, kad valgau tokį minkštą saldų zefyrą. Būna sapnuoju įvairius dalykus. Tai valgau šitą zefyrą, tai pasigardžiuodamas valgau, kišu į burną, atsikeliu ir žiūriu, aš visai ne zefyrą valgau, o vaikas su mašinu nutrenkiau. Bet nieko rimto nebuvo, niekas manis nematė. Bet nusprendžiu pats paskambinti policijai. Ir žinot, kai stresuoji, nutrenki vaiką ką tik ir jie dar pradeda tokių nesąmoningų klausimų. Koks registracijos numeris? Pasižiūrėjau, BTK 412. Ne. Kas, blėt, ne. Man reikia, kad jūs raidės žodžius pasakytumėte. Gerai, V. Fialetinė. T. Tbilisis. K. Šištafas. Tekstai. Dėkingiausias turbūt dalykas apie Panevėžio policiją, tai yra dviračių policija. Man čišnių tokių. Aš Panevėžį pamačiau prieš porą mėnesį, negalėjau, nors iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kad pasipriešinimų prieš dviračių policiją turėtų būti mažiau. Nes, žinai, atvažiuoja 2 varanokai, 3 mašinos ir pradeda kokį erelį gaudyti. Ką iš, prieš mentus pasišakuoti. Po to sėdi galiniai policijos sėdiniai prieš draugėlis, mentai pagavo, atgersim. Aš įsivaizduoju, kaip jie turėtų suprast, kad negalima šakotis prieš dviračių policiją. Nes didesnės gėlės neįmanoma turėtų važiuoti nuolat ant štangas arba galinį. Tikrai rimtas neatrodys sėdėdamas policininko dviračio priekiniam krepšelį. Bet ir patys policininkai neatrodo labai rimti. Mes šikalinį vežam. Dring, 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 dring. Gerai, ačiū jums.